Labas rytas. Dabar yra po 3:10 ir šiandien pasidalinsiu savo dieną ūkyje. Išsipurto visas rūpužės iš batų. Atėjus tvartą, visą laiką užsidarinėjom visas duris. Kadangi tamsu kaip šiknuoju, tai reikia užsidėti šitą reikalą ant galvos, jog nuvažiavus į laukus galėtum pasišviesti. Galėjome iš laukų parsivaryti karves, tikrai nesu mėgėja tamsos, tai man buvo tikrai didžiulis iššūkis nuvažiuoti netoli miško esančių laukų ir parvaryti iš tenai karves. Tikrai buvo labai baisu. Parsivarius karves, realiai jas susirišame, išsišluojame ir tuomet pradedame dalinti miltus. Padaliname miltus ir tada keliaujame pas telyčias, tenai išsivalome, kojos nesuvalgė ir tuomet padaliname šviežiai naujo, išvalome mėšlus visus ir pakratome naujo kraiko joms. Galima nueiti pailsėti, užkasti kažko, luktelti, kol melžėjai atliks savo darbus ir tuomet bus galima išvarinėti karves. Tai pradedam išvarinėti visas karves vėl atgal į laukus, pradedam visus valymo darbus, pasikratom naujo kraiko, išsivalom visus mėšlus ir tuomet vėl sėdam ant keturačio ir lekiam atgal į laukus, kur pripilame karvėms vandenio. Iš tikrųjų jau po truputį pradeda švisti, bet vis tiek yra labai nejauku. Tai dabar yra 6:30. Eisiu pamiegoti iki kokios 10-11 valandos. Ir kelsiuosi toliau darbus. Labas rytas. Po 10:40. Laikas keltis. Atsikėlus ryte papusryčiauju ir išeinu pas karves, jom pripilu vandens, pasižiūriu, ar užtenka žolės ir tuomet grįžusi padedu savo mamai pagirdyti veršiukus. Tai keletą veršiukų pasigirdau, tuomet grįžusi namo užkantu, paskaitau knygą ir vėl grįžtu atgal į tvartą. Tai tvarte pirmiausiai pradedame šertis telyčias, pasiduodame miltus, pasiduodame šienainį, tuomet vėl išsivalome visus mėšlus, pasikratome ir lekiame parsivaryti karvių iš laukų. Parsivarome visas karves vėl atgal į tvartą, išsišluojame ir realiai prasideda vėl tas pats, tai kad miltų dalinimai ir taip pat reikia nepamiršti savo mylimo žirgelio, jam paduodame valgyti. Pakame į traktorių, nusivežame vandenį, pripilame, užsitempiame reikiamus piemenis ir tuomet laukiame, kol pasibaigs melžimas. Kartu su Pope išvarome karves atgal į ganyklą, patikriname, ar vandens jos turi, jeigu neturi, pripilame ir tuomet diena tai baigėsi. Štai tokia ta mano diena ūkyje, tad man labai įdomu būtų sužinoti, ar jums įdomu klausytis ir žiūrėti būtent ūkiškus dalykus, ar labiau apie fotografiją, bei taip pat noriu pakviesti, jog parašytumėt komentarą, atsiliepimą, bei palaikintumėt ir paprenumeruotumėt mano šį YouTube kanalą. Tai padėsite man augti ir tobulėti, bei tuomet iki kitų kartų. Čiau!